Sveiki, manau, jūs 100% galite įveikti depresiją ir blogus jausmus, tokius kaip nepasitikėjimas, baimė, kaltės jausmas, nekantrumas ir taip toliau, pažiūrėję šį unikalų klipą su net 15 geriausių patarimų, kaip tai atlikti. Taigi, pirmas patarimas. Geriausias būdas pagerinti savo nuotaiką kiekvienai dienai yra atsikėlus ryte pasižiūrėti į veidrodį ir pasakyti savo, šiandien yra gera diena, šiandien man viskas sekasi, šiandien aš linksmas ir padaryti high five. Nežinau kaip tai lietuviškai, bet įkelsiu nuotrauką, jeigu kas nežinot. Nors tai atrodo juokingai, bet tai yra mokslu pagrįsta technika, kurią sugalvojo Mel Robbins. Beje, prašau, palaikinkit ir subscribinkit mano video, ačiū. Geriausias būdas kovoti su blogais jausmais, įvairiais jausmais, kad ir nepasitikėjimu, baime, nerimu ar kita bloga emocija, yra cituoti Biblijos eilutės, skirtas įveikti šiem blogiem jausmam, nes tas mintis jums gali siųsti ir velnias, o jei cituosite Bibliją, jis atstos nuo jūsų. Šiam darbui aš sukūriau motyvacinės biblinės kortelės su geriausiam citatom, nes aš esu Biblijos specialistas ir turiu talentą tokiem darbam. Siūlau įsigyti tas labai ypatingas korteles, skirtas kovoti su jausmais. Manau, tai yra vienintelis ir pats logiškiausias būdas tai daryti. Jeigu jūs kamuoja kaltės jausmas, kaip pavyzdį pateiksiu, jūs rasite Biblijos kortelę su citata "Nėra pasmerkimo tiem, kas su Kristumi". Rasite atitinkamų kortelių daugumai jausmų, pavyzdžiui, nepasitikėjimui, baimei, nerimui, nekantrumui, įvairiem jausmam. Kortelėse taip pat rasite Biblijos išminties perlų, pavyzdžiui, Biblijoje parašyta, jeigu ką nors skolini, laikyk tai nuostoliu. Ten daug tokių išmintingų patarimų. Taip pat rasite geriausias afirmacijas, ką ištarti, kad pritrauktum turtą ir sėkmes ir į sveikatą ir apskritai tik pačias išmintingiausias Biblijos citatas. Kortelių yra net apie 80, dar rasite nuorodas į audio citatas, kur galėsite klausyti tų Biblijos citatų ir klausyti taip pat Biblijos studijas per telefoną. Pastoviai skaityti Bibliją gali labai varginti, tad smagu paįvairinti veiklą ir Dievo žodžio studijavimą su šiom kortelėm ir audio įrašais. Taigi susisiekite su manimi elektroniniu paštu ir Biblijoje net parašyta, jeigu jūs apmąstysite, kas parašyta Biblijoje ir elgsitės pagal tai, tai tapsite klestintis. Tad siūlau apmąstyti geriausias Biblijos vietas naudojant mano korteles. Kortelių kainą rasite apačioje komentarų viršutinėme įraše ir description. Dėkui. Dabar toliau tęsiu, kaip kovoti su depresija. Tai trečias patarimas – kova su pesimizmu. Jeigu kamuoja pesimistinės ir depresinės mintis apie gyvenimą, tai siūlau ant popieriaus užsirašyti savo vadinamosius assets, tai turtus, kuriuos jūs turite. Pavyzdžiui, galite užsirašyti, aš turiu sveikatą, tėvus, vaikus, darbą, arba Dievas yra su manimi, arba kad ir savo ir finansinius turtus. Dar galite užsirašyti, kas gali atsitikti, kad jūsų gyvenimas pagerėtų. Pavyzdžiui, aš gaunu žymiai geresnį darbą arba mano atlyginimas gali padidėti nuo naujų metų. Pasidėkite tą lapą prieš save ir dažnai pažvelkite į jį. Įveskite į Google bukletų laikiklis ir įsigykite, kad būtų lengviau stebėti savo turtus. Esu tikras, jūsų nuotaika pagerės, kai taip žiūrėsi į optimistinį lapelį. Taip pat ketvirtas patarimas – venkite farmacinių cheminių vaistų, kurie neaišku, ką daro. Šiame video pateiksiu daug geresnių alternatyvų, nors suprantu, kad ypatingais atvejais vaistai gali praversti, bet nereikia jais piktnaudžiauti. Vietoj farmacinių vaistų siūlyčiau išgerti vitamino D arba dar geriau daugiau laiko pabūkite saulėje, taip pat vitamino B komplektą, magnio. Man labiau patinka natūralios tabletės negu sintetiniai tie visi vitaminai, tada aš perku super maisto universalias tabletes, kurios vadinasi spirulina, kurios yra 100% natūralios ir turi daug įvairiausių vitaminų. Yra be GMO ir man jos suteikia jėgų ir energijos, nes turi daug vitamino B12, magnio, geležies, cinko, chlorofilo, vitamino D ir daug daugiau. Vienu žodžiu, viskas vienoje pakuotėje, nereikia atskirai pirkinėti įvairių vitaminų. Jeigu norite įsigyti tokias pat tabletes, kokias aš vartoju, prašau susisiekite su manimi elektroniniu paštu. Kainą pateiksiu apačioje komentaruose viršuje ir description. Beje, kaip ir su energijos trūkumu, tai pastebėjau dažnai vitaminų trūkumas yra lygiai toks pat,
kokį sukelia dažnas vyriškos sėklos išsiliejimas dėl sekso ar kitų priežasčių. Tad vyram ypatingai siūlyčiau pasidomėti tokiu dalyku, kuris vadinasi semen retention. Pavyzdžiui, įveskite į YouTube semen retention mark the messenger. Dažnas sėklos išsiliejimas gali būti vyriškos depresijos bei motyvacijos ir energijos trūkumo priežastis. Semen retention arba sėklos sulaikymas yra viena didžiausių žmonijos paslapčių ir siūlau tuo gerai pasidomėti, nes ši praktika gali suteikti jums stulbinančią sveikatą ir suteikti daug jėgų, papildomų daug jėgų. Tai yra iš tikrųjų ypatinga žmonijos paslaptis ir daug garsių vyrų naudojo šią slaptą techniką, kuri leidžia neprarasti vyrams savo life force. Jeigu norite sužinoti, kaip sulaikyti sėklą ejakuliacijos metu, užsisakykite konsultaciją su manim, apačioje yra mano elektroninio pašto adresas. Šiai konsultacijai taikau 50% nuolaidą. Kokia kaina yra parašyta apačioje, tai taikysiu 50% nuolaidą būtent šio tipo konsultacijai, nes aš tiesiog labai trumpai elektroniniu paštu jums parašysiu informaciją, kaip sulaikyti sėklą prieš ejakuliaciją. Manau, reikia užsakyti šią konsultaciją, nes šioje srityje yra šiek tiek niuansų, dėl kurių galima truputį prisidirbti, jeigu nežinai, ką darai. Dėl depresijos taip pat siūlau įsigyti SAT šviesos terapijos įrenginį. Jį galite rasti įvedę į žodžius į Google. Šis įrenginys teikia dienos šviesą ir gali būti ypač naudingas žiemos metu, nes labai mažai saulės būna žiemą. Taip pat 6. patarimas – naudokite afirmacijas. Mūsų žodžiai pagal Dievo žodį turi antgamtinę galią. Prieš užmiegant arba dienos metu, bet geriausia prieš užmiegant, tarkite, aš esu laimingas, mano gyvenimas kupinas džiaugsmo, aš esu energingas ir tik laiko klausimas, kada jūsų būklė pagerės. Nes afirmacijos yra labai galingas ginklas, ypač jei tarėte žodžius prieš užmiegant. Ir dar gerai yra ištarti afirmacijas ryte atsikėlus. Bet aš tai dažniausiai dieną, kai tik pasitaiko proga, kai pasitaiko laiko, ištariu žodžius. Tik nevartokite neigiamų sakinių, pavyzdžiui, nesakykite, aš nejaučiu nerimo, geriau sakykite, aš esu ramus. Tik atsiminkite, kad viena diena Dievui kaip mums 1000 metų, tad kartais rezultatai pasiekiami ne iš karto, palaipsniui. Aš esu skaitęs, kad mūsų kūnas atsinaujina lyg tai kas 11 mėnesių, bet tikėkime, kad rezultatai bus žymiai greičiau. Ypatingai siūlau pasidomėti sveika mityba ir apskritai sveika gyvensena, ypač sportu, rekreacija, miegu ir panašiai. Visą tai galite rasti mano kanale susiradę klipą aukštos vibracijos maistas. Svarbiausi patarimai – reikia valgyti sveiką maistą, pavyzdžiui, jautieną, nerūkytą lašišą, vištieną be antibiotikų, reikia vengti kiaulienos ir per daug pieno produktų. Taip pat sveika valgyti žalios spalvos daržoves ir vaisius, pavyzdžiui, kopūstus, brokolius, avokadus, bei apskritai vaisius ir daržoves, nes žalios spalvos daržovės yra labai šarmiškos. Reikia vengti dantų pastoje esančio fluorido, nes jis yra toksiškas ir aš esu net radęs informacijos, kad jis seniau ar net iki šiol buvo naudojamas šių žiurkių nuodų sudėtyje. Pirkite dantų pastą ir burnos skalavimo skystį su fluoride free užrašu. Beje, aš perku vaikišką burnos skalavimo skystį, nes jis neturi fluorido ir irgi yra užrašas fluoride free. Svarbu pasportuoti ar bent jau pasivaikščioti ir pabūti lauke, kad įveiktume depresiją. Jeigu jūs kamuoja įvairios blogos mintis, pavyzdžiui, kaip tu savo planus padarysi arba kas nors tau mintyse sako, tu nevykėlis ir panašiai, tai gali būti, kad velnias siunčia jums šias mintis. Vienintelis būdas su tuo kovoti, tai cituoti Biblijoje skirtas citatas prieš šias mintis. Dabar pateiksiu lentelę su šiais dvasiniais ginklais. Jeigu cituosite Bibliją, tai velnias pabėgs nuo jūsų. Bet čia tik trumpos ištraukos iš mano biblinių kortelių. Jeigu norite pilnai apsiginkluoti, turėtumėte įsigyti mano korteles. Jų yra net 80, kaip sakiau. Tiesiog susisiekite su manimi elektroniniu paštu. Taip pat siūlau pasimelsti prieš depresiją. Geriausia malda yra Biblijos perlai kanale. Man patinka viskas, ką daro to kanalo autorė. Mačiau nuorodą į antidepresinę maldą, tad galite pabandyti. Nuorodą paliksiu apačioje.
Melstis reikia kiekvieną dieną ir ne tik su prašymais, bet ir tiesiog bendraujant ar dėkojant Dievui. Taip pat esu sulaukęs klausimo, ar galima naudoti kanapių visokių aliejus ar ko ten yra. Čia yra rizikingas reikalas ir aš niekaip neapsisprendžiu, ar tai galima daryti. Siūlyčiau kiekvienam žmogui įvesti į Google "Can a Christian use CBD oil" ir paskaityti kuo daugiau medžiagos ir nuspręsti pačiam. Dar geriau būtų, jeigu turėtumėte artimą ryšį su Dievu ir melstumėtės jo patarimo. Bet kaip jau sakiau, aš negaliu pats nuspręsti šio klausimu, tad prašau pasidomėkite patys ir pats priimkite sprendimą. Taip pat 11 patarimas jau: dažnai psichologinės ligas sukelia demoniški daiktai jūsų namuose, per kuriuos prie jūsų prisikabina demonai ir jūs net neįtarėte, kad tie daiktai jūsų namuose yra demoniški. Pavyzdžiui, megztinis su drakono emblema arba koks Hario Poterio filmas, nes magija yra Dievo uždraustas dalykas, tai yra okultizmas. Tad siūlau apsižiūrėti, ar namuose neturite demoniškų daiktų. Sąrašą rasite mano YouTube kanale, yra klipas "Demoniški daiktai jūsų namuose", labai siūlau pasižiūrėti. Stenkitės vengti nuodėmių ar blogo elgesio, pavyzdžiui, apkalbų, nesantuokinių lytinių draugysčių, nes per nesantuokinės lytinės draugystės irgi demonai prisikabina kito žmogaus. Venkite melo, nes per mūsų nuodėmes, kaip jau sakiau, kartojas truputį atsiprašau, per mūsų nuodėmes prisikabina demonai, gauna prieigą prie mūsų. Skirkite laiko rekreacijai, parkam, krikščioniškai muzikai, tinkamam miegui, gerkite daug šarminio vandens, o ne iš čiaupo, nebent turite filtrą, nors šios patarimą ir man labiau reikėtų naudotis. Norint įveikti depresiją, būtina mesti rūkymus, alkoholius ir panašiai. Mano YouTube kanale yra specialus klipas, kaip mesti priklausomybės. Nepamirškite, kad kiekviena mūsų kūno ląstelė atsinaujina tik kas 11 mėnesių, tad skirkite laiko gydymui. Bet žinoma, tikėkime, viskas užtruks daug trumpiau, bet dažnai gali užtrukti ir ilgiau. Niekada nenuleiskite rankų. Ačiū, kad klausėte. Prašau, apsilankykite mano YouTube kanale, kur rasite daug ypatingai įdomios medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus bei sveikatą, dvasingumą. Dar kartą dėkui, laimingai iki.